Bet jau būtų tik tai mūsų amžiai būtų. Lemba, jeigu bus kompas, kur būtų barakas. Labas, kur pažiūrėjau, jis darė vynas. Jis tipo į bizą partiją. Blet, kur lapelis? Found it! Pareikit! Vis tiek mašinas vynas. Tai jos ošia kaip miškas. Kaip jūra jo. Nes čia... Tai čia praeidam atvis. Man tai primena tą, kaip per stovyklą buvo orientacinis. Tas tai žiauriai geras. Aš blogas lakščiau atsimenu. Adomas, štai tavo vasine miške vaikščiojo mane, kur pasiklydo miške. Nuo žoskų daug rėkalo visą laiką. Bet jūs lievai, va. Ten buvo toks duhas, kur rėkalo visą laiką. Lukai, kaip galima buvo pasiklyst tam orientaciniam, aš nesuprantu. Tai mūsų togi vedlė, tipo, nemokėjo vet. Tu su manim. Mūsų bičiukas, tai buvo mūsų bičiukas tikrai buvo, ta prasme, pastundėlis matėsi visų tų antrą kursą, tai jisai labai stengiasi. Dėl tavo žiūrės žaidys. Nes jisai viską žinojo. O kaip jis atrodė su akinukais toks, ne? Jis mažas ir tamsus, jisai realiai, jis niekur nedalyvavo, jisai tiesiog atvažiavo ir aš pirmą kartą jį mačiau per šitą. Ta chemikė pas mus buvo kur. Šiaip kur per orientacinį tai daug buvo neftėjimo atvažiavus, ten iš cheminio nes fako. jiem reikėjo, kad pagalbos kažkokios visiems žmonių grinai. Galim čia, ne? Jo, čia galbūt gerai. Tiesiog, ta prasme, paleist įrašą ir tylėt. Jėga, padarom. O ilgai reikės, ar tu replėjų padarys? Nežinau. Nu, pabūnam 10 minučių. Kam sunku jauniem. Aš tai manau, kad, žinokit, darysim keletą apdugų. Na, aš tai nesitvarnus. Kas pasijuoks, tą Ką? pakarisime, meidžio. Ant to linguojantį. Ak, linguojantis medis. Bet, pavyzdžiui, čistą, aš net neatsimenu, su kuo buvau surfistą tam komandai, tarkim, orientacijos. Dėl to, kad... Su Giedra ar Gerda, nu, stepo šitą kupytę. Bet, pavyzdžiui, nes aš tada dar nepažinau žmonių, tai man dabar sunku atgaminti. Aš atsimenu, žinok, mano komandai buvo tas bičiukas, kur laimėjo, kad Bet jūs padarėt, jos nusimovė, lebenėlės, kaip žiūrės reikėjo. Tai palavo, pas mus. Tai tu jau užleidai? Tai mes leidėm su. Tai gal jau tylim? Žinau! Po Heinekeno festo, tipo Lenkijoje, tai vis daug net negali žiūrėti jį. Toks šūdas. Tipo, toks šūdas pasidaro, nes ten vien tik jį ir geri. Nu jo, čia yra grinai išreklamintas dalykas. Man tai jis net nėra geras palyginus už tokią kainą geresnių daugybę. Tai aš ką aš sakau, jis išreklamintas. Net su Ta akcija. prasme, visi importiniai alus yra tipo iš miltelių. Tasme ten jie 6 mėnesius, jeigu nedaugiau, ar tu vėl. Dabar tipo šitas. Tuborgas tikrai ne. Tikrai ne. Aš tai, kad tada ir O iš kur žinot, pavyzdžiui? Iš kur tu ištakai, kad miltelį? Chemikai, Nes mano draugas, draugo tėvas, nu, Utenos buvo direktorius, tai jis taip rimtai paklausė vieną vakarą. Tai palauk, kodėl? Kurie Mes neturim čia Lietuvoj- dėžės Utenos alaus, jeigu tavo draugo tėvas direktorius. Donato. Tai palauk, tai kodėl jis neturėdavo dahoje Utenos? Bet Šitą geras aš dalykas. nežinau, jisai vieną gimtadienį daug ką žadėjo, bet neturėjo. Tai aš nepagaunu, kad čia... Vienu žodžiu, esmė, kad saklausė. Aš čia buvo elektra dingo. Tebra, išmušė saugyskį. Joana, kaip tavo muzika? Gera? Ką tu padarai kolonėlėm? Ką tu darai? Net
tiesiog buvo labai šūdas kolonėlis šią mašiną ir aš nekeičiu. Šiaip iš tikrųjų norėjau, kad pagarsintų. Karolis suprato šią mintį. Karoli, porą komentarų apie šį vakarą ir ką mes čia veikiam. Kaip tu jautiesi? Išsipasako. Ne, porą. Labas, Karoli. Labas. Nu, tai ką mes čia Kas veiksim, tavęs Karoli? legia? Aš asmeniškai perjungčiau šitą radiją stotį, bet Adomas mane leis, ar leis? Pabandyk. Nu vat pažiūrim. Važiuok, ką padarei. Taip Gerai, viskas. Aš tą patį jungiu ir... Ne, čia nors neužprogramuota čia jau. Dabar nebepagaus nieko. Nes mes miške. Paskirimas, sinonimas. Jis tipo supranti, randa bet ką, kas groja tiesiog, bet nešvariai groja ir tada nesustabdo. Aš supranti, Adomai. Man sunku suprasti, nes aš nesupratinga. Bet Tu man gyriai, ble, per savo radiją kažkada. Žinai, kokia zaibys radija. Ne tai buvo. Tu sakai, kad jinai šūdas palyginti su integruota, bet šiaip gerai. Pas mane integruota. Pas tai kitokią mašiną. Nu, taip, pas mane dabar serviso mašina. Ir kas iš tos radijos, jeigu servise mašina? Ir kas iš tos radijos? Matai, o čia lėva radija, bet už tai čianai. Tame skirtumas. Mes šiandien rašinėsim miško garsus. Kaip užgesin? Neišsinga šviesa. Bet atsimeni, tu atradai šviesą. Tu atsimeni? Norit pamatyti, kaip Opelį junginėja šviesa? Jo, jūs nieks nežino, kaip Opelį šviesa. Čia, žiūrėk, bus how to... Kaip čia angliškai, ne? How to turn on the light. How to turn on light in Opel Astra and Opel Vectra 2000 years and later. Uždaryk duris. Čia darysim tutorial. Čia žiauriai geras. Duok man kamerą. Okay, savo klausau. Čia matysis kažkas. Tai va, bet čia veikia... Blet, nieko nesimato, pašviesiu mobilkę. Palaimk Duok, mobilkę. aš palaikysiu, bet tu įjung mobilkę, nes aš nežinau. Tai jungsiu. Aš matai pripratęs prie tokių senų Nokijų. O, matai. Tai. Jau rado. O, žiūrėk, pašvies ten. Tai čia viską tipo reikia daryti, kai tik tai uždarytos durelės visos būna. Bet paklausk, ar kažkas manytų, kad čia galima įjungti šviesą. Tamsu mašina, Tamsu, matot, tamsu. Ir va, pašvies čia. Matai, nichuja, jokio mygtuko nėra prie lempos. Jo, Visose jokio. mašinose būna. Ir karočią aš tai važinėjau, va, tamsoj gyvenau, ble, 3 mėnesius. Bet aš vėliau biškai, bet irgi gyvenau tamsoj. Bet ir jisai gyveno tamsoj. Taip. Ir po to vieną dieną Vieną. šitas mygtukas, šitas stebuklingas mygtukas. Aš net nežinau, kaip džiaugtis jo, bet jo reikia džiaugtis. Patrauk, Adomai, patrauk! Šviesa! Ir žiūrėk, dabar visi matos, net ten Joana matos. Bet šiaip kebra žinojo, rimtai iš to bairių. Manas aš tai žinojau. Iš kur? Nu, mokiausi ant dabar. Rimtai? Su kokiu tu šūnu mokėjais? Jo, kokiu tu? Pas mane, blem, ateidavai į mašiną, pas mane ateidavai, taip suploji 2 kartų ir užsidega lempą. Pas mane tai iš mano kvapą atpažindavo ir įsijungdavo pagal ryškumą ten mano viskas. Jau gali paimti, jau baigęs tutorial. Bet čia toks geras atradimas, blemba visą dieną nuotaika gera mokė dar. Nu tai varom filmuot. Ką tu, Adomai? Blemai skačiau pavają. Blemai konkuruoja. Ne. Kas gero, to pamažai. Joana, tu Joana save papilmuok, bus daug gražiau iš tikrųjų. Save papilmuok. Aš dabar valgau. Nu bet tai, Joana, tu prasme, nu kam tu filmuoji? Kam įdomus mes? Va tu tikrai žmonėm esi įdomi, nes tu esi įdomesnė. Tu esi fainesnė. Kankanai sakė, per minutę atnešė atsipekus 2, o Per jūs per 2. Tai tu 3 minutės buvai, kur tam buvai? Kankanai. Kankanė 3 minutės buvai ir pavalgyti cepekų. Ir dar pizzą užsisakė. Ai, šaltibarščių. Nenoriu. Kurios irgi per 2 minutės. Pročipčius. Joana, kaip muzika?
Kenvaldas, vakaročią. Nu, tipo... Pravesk paskaitą. Savo radiją. Radio saugo. Kenvaldas, karočią, 3 kW, čia yra... Žinomas politikas pastebėtas viešbuties Sumeiluda. Kombinatas Nu, nepilsiu, aš čia mašiną. Supravičiokas, karočią, dinamikai stovi, bagažiniai, nieko nėra. Ir groja kartais, kai... Nu, jis kaip moteris iš tikrųjų, aš jau čia daug ką esu sakęs, kaip moteris, kai nori, groja, kai nori, negroja. Taip, nes iš miesto iš visus negroja. Pas mane Vilnius maždaug lentelė, Vilnius baigęs iš karto. Tas pats lygiai. Ačiū. Aš čia per ačiū, kam čia dėl to.